Sveiki, gerbimi TV eterio žiūrovai. Šiandien svečiuose turime gerbimą Taurą Jakelaitį, Lietuvos liaudies partijos pirmininką. Ir sakykit, kokios naujienos, kaip sekasi partijai, gal kažkas naujo yra gimę, gal kažkokių naujų idėjų? Sveiki, laba diena Donatai, ačiū, kad pakvietėte į TV eterį studiją, pasidalinti naujienomis. Sveiki visi žiūrintys šį reportažą. Iš tikrųjų, naujienų, sakyčiau, nėra tiek mažai. Ir su tais įvykiais, kurie artėja Lietuvoje, tai ateinantys metai, kur bus 3 reikšmingi įvykiai. Tai rinkimai į prezidentus Lietuvos, rinkimai į Europos parlamentą ir rinkimai į Seimą. Tai tikrai įvykių bus didelė gausa ir turime... Kokie planai? Manau, kad turim visi aktyviai dalyvauti ir neišskirsime ir Lietuvos liaudies partijos. Aš kaip pirmininkas visiškai neseniai, tai lapkričio pabaigoje, Lietuvos liaudies partija sukvietė tarybos narius į posėdį, kuriame priėmėm tam tikrus sprendimus, nutarimus, apžvelgėm situaciją Lietuvoje ir vienaip ar kitaip nusprendė Lietuvos liaudies partija dalyvauti visuose rinkimuose su savo pozicija, su savo matomumu, kaip reikėtų dalyvauti. Ir nuo ko galėčiau pradėti jūs informuoti, tai gal dėl prezidento, kas dabar labai aktualu Lietuvoje ir kaip matome, labai didelė gausa tų prezidentų užderėjo šitoje Lietuvoje. Ir aš kaip pats seku, manau, kad dar nėra sąrašas baigtinis. Šiandien berods jau apie 13 turim save pasiskelbusių, kurie norėtų pretenduoti į kandidatus. Na, čia dar toli, dar kitų metų pradžioje tik užsidarys sąrašai, užsidarys kandidatūros. Sakykit, jūsų partija turi kandidatą, planuoja kažką gal remti ar patys iškelti? Iš tikrųjų geras klausimas. Tarybos posėdyje apžvelgėm ir peržvelgėm visus kandidatus. Na, Lietuvos liaudies partija šiems rinkimams telkia ir daug dėmesio ir sprendžia, kaip pasielgti, kad Lietuva turėtų tinkamą prezidentą ir kam atiduoti savo palaikymą. Tikrai buvo įvairių nuomonių, bet pats pagrindinis sprendimas vis dėlto buvo bendru sutarimu, kad šiandien dar anksti partijai pasisakyti, ką jinai remtų iš tų, kaip minėjau, 13 kandidatų. Nes tikrai įdomu, ar bus rekordas sumuštas Lietuvos istorijoje ir iki tos datos, kada gali pasiskelbti, mes nematysime didesnio būrio. Todėl liaudies partijoje buvo priimtas toks sprendimas, kad sulaukti visų dalyvių, kurie dar bandys save iškelti. Ir tada sekančių tarybos posėdžių apžvelgti visus dar kartą ir tik tada išnešti savo sprendimą kaip nuo Lietuvos liaudies partijos. Aš kaip pirmininkas tam irgi pritariau. O sakykit, parlamento artėja ir Seimo rinkimai, parlamento, sakykit, kokie planai? Taip, ir šitus rinkimus taip pat apžvelgėme ir galiu pranešti džiugę žinią. Džiugę tiems, kurie palaiko Lietuvos liaudies partiją, seka įvykius jau nuo 2020 metų, kada Lietuvos liaudies partija išvedė 36 kandidatus į parlamentą, dalyvavo Seimo rinkimuose. Ir įgavus tokio, kaip pasakyti, tokio kovos galbūt meno, kaip kovoti su šita visa gausa tų, gausa gal sąlyginai, bet ta nedidelė gausa tų 30 metų parlamente esančių partijų, kaip su jais kovoti. Ir tai tikrai nelengvas darbas, nelengva misija. Na ir žinokite, priėmėm sprendimą, kad Lietuvos liaudies partija ir ateinančiais 2024 metais taip pat žengs šį žingsnį ir išves savo tautos sąrašą. Netgi taip galvojam, kad tai turėtų būti tautos sąrašas arba Lietuvos liaudies partija rems tuos, kurie iškels tautos sąrašą, matydama, kaip dabar žmonės bunda, nors bunda galbūt ir lėtokai,
bet esate tikrai nepatenkinti šią santvarką, šią padėtim, kuri vis blogėja, bet kokią sritį paimsim, padėtis tik blogėja, žmonių gyvenimo, valstybės raidos, tai Lietuvos liaudies partija nebus abejinga ir telks visas įmanomas pastangas, kad tokie kandidatai būtų nuo tautos, nuo patriotų iškelti ir remiami, deleguojami į parlamentą. Malonu girdėti. Sakykit, Tautos ir teisingumo sąjunga, jai vadovauja gerbiamas Petras Gražulis, Seimo narys, ir jo pavaduotojas kai kuriuose laidose negražiai atsiliepia apie mažesnės partijas, naujai gimstančias partijas, lygios konservatorių būtų remiamos, ir paminėjo ir jūs. Sakykit, kaip jūs į tai reaguojat? Kaip partija į tai reaguoja? Žinote, kalbėti apie tai, ko nėra, ir komentuotą, kada pats žmogus klausia ir pats atsako, šiuo atveju aš kalbu apie Naglį Puteikį, kurį teko pažinti dar nuo 2020 metų, kada bandėme sueiti visi kartu, susivienyti ir vertybių pagrindų, ir tautos sąrašų iškeltų bendrų. Tai turiu kaip pirmininkas, galiu pasakyti, karčią patirtį, nes žmonės, kurie vieną kalbą, antrą daro, o nežinom dar, ką jie ir galvoja. Tai ko klausėte, Donatai, apie paskutinius Naglio Puteikio pasisakymus, tai vertinu labai kritiškai, nes jis jau paskutiniu metu laiks nuo laiko pasisako ir pasisako būtent tokiais klausimais, kurie turėtų būti paklausti, tie klausimai, būtent tų žmonių. Kiek kartų esat bendravęs su pačiu Nagliu? Epizodiškai tenka kartais susitikti, ar į Seimą atvykus į spaudos konferenciją, ar šiaip kažkur, tai tikrai minimalūs tie epizodiniai susitikimai. Aš kalbu diskusijų faktiškai po 20 metų, kaip aš minėjau, 2020 metų Seimo ruošiantis rinkimams daugiau nebuvo tais klausimais. Ir visi dabartiniai jo pasisakymai praktiškai nebuvo kalbamasi nei su manim, nei su mano žmonėmis iš Lietuvos liaudies partijos. Taip, kad jo tie pasisakymai ne tai, kad yra melagingi, ar jau jie pereina netgi į šmeižikišką lygį, nebūtais dalykais pasisakyta mūsų atžvilgiu. Tai, ką gali pasakyti, gal tikimės žmogus kažkada įsikvėps arba atsipeikės. Šiandien Lietuvoje labai trūksta žmonių, kurie prieitų ir sakytų, atsiprašau, atleisk, aš pasielgiau ne taip. Deja, Naglis Puteikis nemanau, kad gebės tai padaryti, ir ko gero jisai žmogus eis tol, kol prieis liepto galą, o liepto galą, žinom, vienai par kitaip ateina, darant blogus darbus. Savaime aišku, ypač kai Naglis Puteikis kalba apie tokius dalykus, kad partijos remiamos, finansuojamos konservatorių ir kažkaip jos labai sunkiai išjuda iš vietos. Jau čia atsiskleidžia melas, konkretus melas, kad partija yra remiama. Remiamos partijos visos turi jėgos, turi reklamos, rodomos per televiziją tą dabartinę, sisteminė, kokia jinai bebūtų, bet visur šmyžuoja. Kodėl jūsų nesimato? Žinote, apie tuos dalykus kalbama finansavimas partijų, ir kaip matome dabar Lietuvoje yra tikrai nemažai judėjimų, kurie stengiasi įkurti naujas partijas. Ir iš karto visi šie žmonės, arba tie patriotai, arba tie judėjimai būna apdergiami, kad tai neva vėl dar viena konservatorių kažkokia irštva kuriasi ir neva konservatorių finansuojama, neturi visiškai jokio pagrindo. Aš jau, kaip pasakyti, ne pirmas dešimtmetis ir nesu tas jaunuolis, kuris nematyčiau to politinės raidos Lietuvoje. Ir kada žmonės, ypač dabar tauta, piliečiai, taip nusivylę tom partijom, kurios privedė į tokią mūsų dabartinę padėtį į Lietuvą ir mūsų pačių žmonių gyvenimą, tikrai didžiulis nusivylimas. Bet privedė, kas mes žinom, tai ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti tas partijas, kurios tą padarė.
Ir tauta bundanti ir tie žmonės visuomenininkai, kurie nori įkurti naujas partijas, aš manyčiau, kad tai nėra labai blogai, nes nėra kito įrankio, kaip atvesti naujus žmonės, dorų žmonės, teisingus ir sąžiningus į parlamentą, tik tai deleguojant, dalyvaujant rinkimuose į parlamentą. Todėl mano kaip Lietuvos liaudies partijos pirmininko pozicija šiuo klausimu yra tik sveikintina, bet prie to galėčiau pridėti dar ir tai, kad visi šitie judėjimai ir tos neparlamentinės, kaip kiti pasisako, nesisteminės partijos, nepatekusios į parlamentą, mažosios, ar kaip mes jas bepavadinsim, ir su naujai besikuriančiom reikėtų visiems sujungti bendras pastangas į bendrą junginį, kad tai visi susivienytų ir galų gale, tais, kaip minėjau, 5 partijas ant vienos rankos suskaičiuotas, tiesiog, kaip čia pasakyti, ne tai, kad į užtarnautą poilsį, bet tiesiog pašalinti iš parlamento, atvedant ir atnaujinant mūsų valstybės parlamentą naujai žmonėmis. Užtarnauto, neužtarnauto poilsio, tai čia ginčytina, bet jiem jau laikas. Laikas užleisti naujas jėgas, kurios jau ilgą laiką bando ateiti ir gelbėti, tiesiai šviesiai galima pasakyti, gelbėti Lietuvą. Na taip, aš gal taip įsireiškiau, matot, su tokiu jumoru, kaip čia pavadinsi, užtarnautą poilsį. Aš manau, kad ne užtarnautą poilsį kažkur tai ten sanatorijoje, bet turėjau omeny kitą poilsį, kur galėtų jie pailsėti tiek, kiek jie padarė valstybei, tautai, žmonėms. Tikrai daug žmonių prisidėjo, kas turėtų būti įvertinama visiškai kitaip. Sakykit, Taurai, dėl būtent Europos parlamento būsimų rinkimų visai neužilgo, kokie partijos planai? Taip kaip ir minėjau, kadangi ateinantys metai gausa rinkimų, tame skaičiuje ir į Europos parlamentą, tai taryboje buvo nagrinėjamas ir šis klausimas. Ir partija jau turi pirmuosius kandidatus, kuriuos jau pasisakė sprendimu, beje vėlgi noriu pabrėžti vienbalsiai, bendrų sutarimu, kuriuos rems į Europos parlamentą. Šiuo metu dar sąrašas yra pildomas ir nėra baigtinis, mes kaip žinome teisės aktai įstatymai leidžia ir tam tikrą skaičių kandidatų. 22. Taip, 21, 22 dabar aš... 5 minimaliai. Jo. Tai iš tikrųjų dar sprendimai galutiniai ir sąrašo baigtumas dar nebaigtas, todėl kad tęsim šį darbą ir ateinančiuose tarybos posėdžiuose, manau, patvirtinsim naujus kandidatus bendram sąrašui, reikalingam sąrašui, kur bus deleguojama nuo Lietuvos liaudies partijos į Europos parlamentą. Ačiū labai, malonu buvo su jumis pabendrauti ir sužinoti, kaip sekasi Lietuvos liaudies partijai. Ačiū, Donatai, kad patikvietėte. Manau, pavadinimas liaudies partija atitinka mūsų pasirinktą kelią. Turi liaudis pakilti, turi žmonės ateiti, turi dirbti, ne tik kalbėti, dalintis bėdom, bet dalyvauti aktyviai, prisidėti, pasirašant, remiant kandidatus ir keisti esamą padėtį. Ačiū. Be abejo. Gražaus vakaro. Iki sekančių. Ačiū.